Birželio 22-23 dienomis ES tarybai pirmininkaujančios Latvijos sostinėje Rygoje vyksta tradicinis renginys TNT dienos 2015. Europos transporto komisarė Violeta Bulc kartu su Latvijos susisiekimo ministerija pakvietė projektų vykdytojus pristatyti savo projektus, jų įgyvendinimo eigą ir pasiekimus. Šis renginys yra puikia galimybė Lietuvai pristatyti Rail Baltica projektą. Pasak Rail Baltica projekto direkcijos direktoriaus Antano Zenono Kaminsko, Lietuva tiesdama Europinę vėžę nuo Lietuvos ir Lenkijos sienos iki Kauno jau yra atlikusi 94% numatytų darbų. Dalyvaudami TNT dienų renginyje turėsime puikią progą pristatyti savo pasiekimus, įgyvendinant projektą Rail Baltica. O pristatyti tikrai turime ką. Lietuva tiesdama Europinę vėžę nuo Lietuvos ir Lenkijos sienos iki Kauno jau yra atlikusi 94% numatytų darbų. Šiuo metu vykdomi darbai, pasiruošimai priduoti valstybinei komisijai trasą. Rail Baltica vėžė Kauną pasieks jau šį rudenį. Renginyje galėsime ne tik papasakoti apie nuveiktus darbus, bet ir daugiau sužinoti apie kitose valstybėse vykdomus projektus. Europos komisijos strateginius sprendimus, reikšmingus ne tik Lietuvos, bet ir visos Europos transporto sistemos plėtrai. Renginio TNT dienos 2015 metu Europos parlamento nariai, valstybių ministrai, projektų įgyvendintojai bei kiti dalyviai turi galimybę padiskutuoti tarptautinio transporto tinklo plėtros, jų vystymo ir finansavimo klausimais. Rail Baltica yra didžiausias Lietuvos transporto infrastruktūros projektas nuo nepriklausomybės atkūrimo laikų. Kokybiška geležinkelio linija sujungsiantis Lenkiją, Lietuvą, Latviją, Estiją ir pasitelkus geležinkelio keltą Suomiją. Premjeras Algirdas Butkevičius asmeniškai prižiūri šį ypatingos valstybinės svarbos statusą turintį projektą. Tiesiant Europinę vėžę nuo Lietuvos ir Lenkijos sienos iki Kauno buvo sutvarkyta, rekonstruota, įrengta ir pastatyta 18 tiltų, 125 iešmai, 34 pervažos, 90 pralaidų, 24 km triukšmą slopinančių sienelių, 116,5 km apsauginės tvoros, 4 viadukai, 6 geležinkelio stotis ir 20 peronų. Projekto darbams panaudota per 30 000 tonų metalo ir plieno, taip pat net 80 000 tonų skaldos. Europinė Rail Baltica vėžė Kauną pasieks jau šį rudenį.